Taip. Labas. Labas, Riselė, labas. Jeigu gerai, tai tada tvarkoje. Šiek tiek papasakosiu apie mūsų šios dienos kryją. Esu pati po tokios ligos ir taip pakankamai bjauriai sirgau. Aš iš viso labai nemėgstu sirgti, labai retai tai darau, bet kartais ant tų menčių ir mane paguldo. Ir sirgdama nieko nedariau, nors ten ir yra imunitetui kryjos, ir tikrai stiprina, ir tikrai gali pakelti ir visą ką. Bet leidau savo gulėti. Ir paskui suvokiau, kada mus tos, bet kas, lygos, kažkokie tokie nemalonumai, nestabilumai gali pačiupt. Bet kada yra laikotarpis, kai viskas, atrodo, kažkaip nuo tavęs atšoka ir kažkokie nesklandumai ir kažkokios ten visi kažkaip tai lyg serga, lyg kažkas, tai o tu taip viskas okei. Ir vėl grįžtam prie to žodžio balansas, tokio nuvalkėto truputėlį, bet dabar aš noriu pasakyti apie kokį balansą aš kalbu. Apie pranos, apanos balansą. Prana tai yra viskas, ką mes gaunam į save. Įkvėpimas yra prana. Maistas yra prana. Žinios, kurias mes surenkam, irgi yra prana. Kažkokia informacija, viskas, kas į mus ateina, yra pranos energija. Apana, iškvėpimas, šalinimas. Mes įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam galime užlaikyti, minutę galim net išlaikyti, yra kas išlaiko ir daugiau. Bet mes būtinai turim iškvėpti, balansuodami. Suvalgom, turim pašalinti. Nes šalinant kelias dienas jau labai nekas būna. Žmonės pripranta, sako, nieko, aš kartais savaitę. Man okei, viskas okei. Nieko ne okei, toksinai kaupiasi, ten fiziologinių visų dalykų nepasakosiu, bet tikrai ne okei. Prisirenkam, pavyzdžiui, žinių, išsipučiam, neatiduodamos savo, nepanaudodamos savo, nebūtinai reikia mokyti, bet nepanaudodamos savo tai, ką aš sužinojau, tik sužinau ir tiek aš visko žinau, bet nieko nedarau. Žinau, kad reikia daryti, tą vandenį gerti, bet nedarau. Ir kas iš to, nieko gero. Aš dabar priminimą turiu appsą įsirašius, ateina priminimai man ir aš geriu vandenį ir, nepalyginamai jaučiuosi geriau. Tai pranos ir apanos balansas, gavimo ir atidavimo balansas mus tikrai suveda į tokią būtį, tokią būseną, kad nuo mūsų atšokinėja ligos, nemalonu, nesklandumai, kažkaip mes tam balanse išgravituojam. Aš nesakau, čia mistikos jokios nėra. Galbūt būdamos balanse, kai tu tiek pat įkvepi ir tiek pat iškvepi, tiek gauni, tiek atiduodi, galbūt tiesiog tavo visa sistema veikia taip, kad nepriima, neįsileidžia giliai, išsprendžia be dramų. Tai va šiandieną bus kryja iš
7 pratimų. 8 pratimas bus jau mūsų šavasana, kur mes tas energijas sumaišysime savo bambos centre ir paskirstysime tolygiai. Praktikuojant šią kriją, iš esmės, kūnas išmoksta, prisitaiko ir išmoksta tiek pat pranos pasimti, kiek apanos atiduoti. Tai labai pabandžiau tokiais paprastais žodžiais, tikiuosi, kad aiškiai. Ir dabar jau visos susirinkom, atsisėskime, rankas padėkime ant kelių, genų mūdrą, ištiesinkime nugaras, įsipatoginkime savo sėdėjimą, ištiesinkime, neišrieskime, nepadarykime štai tokios nugaros, atkreipkite dėmesį į savo nugarą, nepadarykit, kad nugara šiek tiek išsiriestų, jūs taip norit būti tiesios, kad užpakalis išsiriečia ir ta nugara. Ne, jūsų nugara turi eiti tiesiai, sėdimkauliai patogiai sėdi, kur jūs ar ant pagalvėlės geriausiai ir nugara visiškai tiesi. Nepavargsiu kartoti, gal jum ir gali būti jau pabodę. Bet šitą dalyką tiesiog mes kiekvieną kartą turim atkreipti dėmesį, nes labai, iš esmės moteris mėgsta tą tokį išsirietimą ir jau tada aš esu tiesi. Ne, tiesi esu tada, kada mano nugara, kada mano visa šita dalis tokia truputėlį į priekį paburkta. Ir įkvepiam, iškvepiam. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Iškvepiam iki pat pilvo apačios, kad nebeliktų oro sistemoje nei burbuliuko. Ir dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Sudedam rankas į maldos poziciją ir jas stipriai patrinam. Galim taip į vieną pusę, į kitą pusę nuvesti, į viršų ir nuleisti prie krūtinės. Įstatyti į krūtinės duobutę, alkūnės paraleliai grindims, rankas spaudžia ranką. Ir mes įkvepiam. Ir su iškvepimu pajaučiam, kaip pečiai nusileidžia, mentis šiek tiek, taip nori pasibučiuoti ir vėl pasitikrinam savo nugarą. Dar kartelį įkvepiam. Iškvepiam. Dabar smakrai statom į kaklo duobutę. Ir įkvepiam mantroms. Om namo Gurudevai namo. Om namo Gurudevai namo. Om namo Gurudevai namo. Adgure name, Jugadgure name, Sadgure name, Sri Gurudeve name.
Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sirgurudeve Name. Adgurename, Jugadgurename, Sadgurename, Sirgurudeve Name. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban, sutraukiam savo išangės raumenis, lytinius organus ir pilvo centrą prie nugaros. Keliam, kiek galim. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Nuleidžiam rankas ant kelių, genmudra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Tiesiog jauskit, kaip mantros apgaubia jūs savo apsaugą ir vedimu. Dabar apsukim rankas, padėkim jas ant kelių. Ir mikro sufijaus sukiniai. Pradėkit nuo tokio visiškai ten kažkur apačioj, lyg jausmo, kad jūs sukat savo pilvo centrą. Įkvepiam, iškvepiam. Ir užsimerkusios tiesiog jauskit, kada jūsų kūnas pats išsuks didesnį ratą. Jeigu jūs nenori, jeigu jam patinka sukti mažutį šiandien, tegu suka mažutį. Tiesiog leiskit išjudėti, gal inercijai, o gal tiesiog pajautimas, kiek šiandien noriu judėti. Įkvepiam, iškvepiam. Į priekį. Išsilenkiam, įkvepiam, atgal, iškvepiam. Pajauskit, jeigu tas ratukas lieka mažutis, it's okay, vadinasi, taip nori jūsų šiandien nugara. Jeigu išdidėja, leiskit taip pat. Svarbiausia, kad galva liktų vietoje. Galva, pečiai praktiškai nejuda. Juda tik tai jūsų visa tokia tas core. Jūsų nugarinė dalis. Jinai lyg sukasi aplink nematomą ašį. Ir dabar, kai įkvėpsite į priekį, pradėkite suktis į kitą pusę.
Ir po truputėlį, tos, kurios suko didelius ratus, pradėkit mažėti. Tai visiškai natūraliai. Tiesiog savo pasakydamos mažėti. Ir susukite tą ratuką iki paskutinio tokio mažo. Vėl taip, kaip pradėjome. Nepamirštam kvėpuoti. Ir visiškai sustojam. Centre. Įkvepiam. Gali atrodyti, kad jūs vis dar judat, bet jūs jau sustojus. Užlaikom įkvėpimą, prijungiam mulban, kai susirakins, tikrai sustos. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Ir keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Apkabiname čiurnas. Mes kol kas esam trumpam labai apšilime. Apkabinam čiurnas ir prisimenam mūsų nugaros išlenkimus. Į priekį. Įkvepiam, krūtinė pakyla, išsitempia lyg siūlelis kažkoks, tai jūs trauktų į viršų. O atgal susilenkiam kaip citrina ir iškvepiam. Taip pat pradėkite tokį, kiek jaučiat, kiek dabar gerai, kiek nori judėti jūsų nugara šiandien. Užsimerkiam, pasimėgaujam. Toks gražus rytas, pavasaris. Paukščiukai čiulba už lango. Saulė planuoja šviesti šiandien. Įkvepiam ir iškvepiam. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą. Prijungiam mulban. Toks vėl suimam savo visą apačią, keliam į viršų. Ir laikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Dar keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Keliaujam ant kelių į stalo poziciją. Dar judinam nugarytę. Nugaros išlenkimai. Rankos po pečiais, pirštai išplėsti. Įkvepiam, išsilenkiam. Į apačią, iškvepiam. Nugarą keliam į viršų. Taip pat žiūrėkite, kokiu tempu norit judėti šiam pratime. Neperspaudžiam savęs. Aušra, stebėk savo riešą, ar tau jisai? Ne. Nesiskundžia. Labai neilgai mes darysim šitą pratimą.
Ir įkvepiam. Išrečiam nugarą. Ir iškvepiam. Nugara eina į viršų. Ir leidžiamės į kūdikio poziciją. Rankos priekyje galit sudėti į maldos. Ir delną prie delno padėkit galvą ant grindų. Ir šiek tiek pajudinkit, pavizginkit uodegytę. Visą nugarą. Atpalaiduojam. Ir įkvepiam. Padedam rankas po pečiais. Pakylam. Ir dabar gulamės ant nugaros, jau visai nebedaug beliko. To apšilimo, bet tikrai apšilimas bus gerai. Atsigulam ant nugaros. Vieną koją pakeliam, padedam šitaip ir pasikeliam koją ant, taip, kairę koją sulenkiam, dešinę koją, pėdą pasidedam ant kairės kojos kelio. Keliam kairę koją, apkabinam kelią, Jėzų Marija, pamečiau žodį, ir va taip tempiam dešinį klubą. Toks grinai tempimo pratimas. Nelabai patogus, kas lankstesnės gal ir labiau mėgstat jį, bet iš tikrųjų labai veiksmingas. Gulim ant nugaros ir ramiai kvėpuojam. Labai gerai. Iškvėpinėkit į nepatogumą. Kvėpavimas visada padeda praeiti visus tokius nejaukumus. Nuleidžiame kojas ir pakeičiam. Dabar kairę dedam ant dešinio kelio, pakeliam, apkabinam, nuleidžiam galvas ant grindų. Ir galite pastebėti, kuri pusė jūsų yra laimingesnė šiame pratime. Kur lengviau, kuri pusė lengviau daro. Mano, pavyzdžiui, tikrai kairė. Tai suprantu, kad atrodytų, kad jeigu kairė lengviau, o dešinė sunkiau, tai tikriausiai, kad aš lengviau veikiu iš moteriškos energijos, bet ne. Tai reiškia, kad mano vyriška energija, iš kurios aš veikiu, yra perspausta. Ir iš tikrųjų reikėtų veikti labiau iš moteriškos, nei iš vyriškos. Mes visi turim ir moterišką, ir vyrišką energijas. Ir tiesiog galim pastebėti, kokia energija dominuoja. Gerai, įkvepiam. Su iškvėpimu nuleidžiam kojas. Galim ištiesti ir truputėlį taip pat ir kojas pakratyti, ir pajudėti, atpalaiduoti visą savo kūną. Verčiamės per jums patogią pusę, aš per kairę, rekomenduojama iš tikrųjų per dešinę, bet būčiau nusisukus nuo jūsų. Grįžtam į lengvą pozą. Dar keli pratimai mūsų viršui. Padedam, ištiesiam rankas ir ištiestų rankų padedam. Laukiu visų, labai gerai. Padedam ant pečių į kairę,
Įkvepiam, į dešinę iškvepiam. Įimtas pilvo centras. Labai svarbu, nes kai įimtas pilvo centras šiame pratime, tada nugara neturi galimybių kažkaip tai sukteltis neteisingai. Ir galit pajausti, kaip jau nugarai yra lengviau judėti. Ir įkvepiam centre. Užlaikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Paskutinis pratimas. Apšilimo. Toks ilgas gavosi. Galvos sukiniai. Labai lėtai, 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į kitą pusę. Nuleidžiam, įkvepiam. Ir su iškvepimu keliam į viršų. Labai lėtas judesys. Labai atsargus kaklas mūsų yra viena jautriausių vietų, kurią labai paprasta, neteisingai suktelėjus, tiesiog pažeisti, sužeisti ilgam. 3 kartus į vieną pusę, 3 kartus į kitą pusę. Ir kai sugrįžtam, panarinam, taip numetam tą savo galvą ir tiek, kiek galim, kad jin pakabėtų, nuleista. Ir įkvepiam, su iškvepimu pakylame ir keliausime į mūsų kryją. Pirmas pratimas. Mes sėdamės į celibato pozą. Kojos išskėstos ir jūs turėtumėt atsisėsti ant grindų. Aš sakau, mano lankstumas tikrai nėra labai aukštai išvystytas. Tai aš neatsisėdu, aš truputėlį tokią žemą pagalvytę po pačiais sėdmenim. Pakišu. Tokia mūsų yra pozicija. Rankos ant kelių. Užsimerkiam. Ilgas gilus kvėpavimas.
Jeigu galite atsisėsti ant grindų, labai gerai. Ir įkvepiam, užlaikom įkvėpimą. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Sekantis pratimas. Einame ant kelių į uolos poziciją. Atsisėdame, įsitaisom, pajaučiam savo kulnais sėdmenų kauliukus. Ištiesiam rankas. Delnais į viršų. Ir dabar aš pasakysiu. Mes kilsime su skaičiavimu ir įkvėpimu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pakylam. Nebetaisysiu kameros, kaip matot. Pakilusios. Aš viską skaičiuosiu, dabar tik stebėkit mane. Skaičiuoju iki 12, nekvėpuoju. Ir nusileidžiu 1, 2, 3, 4, 5, 6 su iškvėpimu. Pradedam. Įkvėpinėjam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Užlaikom. Leidžiamės, iškvėpinėjam. Kartojam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Užlaikom įkvėpimą. Leidžiamės. Ir paskutinį kartą. Kylam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Leidžiamės. Įkvėpkit. Ir su iškvėpimu nuleidžiam rankas ant kelių, gemudra. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Gulamės ant nugarų. Ant nugaros, tai aš
Tėliu, kad jūs mane matytumėt. Labai paprastas pratimas. Kojų stumimas. Mes pakeliam kojas 40 į 45 centimetrų. Taip, išsikelia kojos. Ir viena, ir kita į vieną. Į priekį, atgal. Įkvepiam, iškvepiam. Įkvepiam į kairę į priekį. Iškvepiam dešinę į priekį. Galite pasidėti po sėdmenėmis savo delniukus. Bus tikrai lengviau. Darom. Baigėsi muzika, bet nieko. Darom. Kas ten norėjo kojom pratimų? Darom. Žiūrėkit kokiu greičiu, jeigu norit greičiau, tai galit greičiau, lėčiau, sunkiau. Nenuleidžiam, nebedaug liko. Paskutinės 20 sekundžių. Ir įkvepiam, ištiesiam abi dvi kojas. Užlaikom. Iškvepiam, atsipalaiduojam. Nuleidžiame kojas. Aš pakeisiu muziką šavasanos. Atsiprašau. Kodėl man negroja? Pagulėkit truputėlį, pailsėkit. JBL. O, papa. Taip, sekantis mūsų pratimas. Ranką susidedam po užpakalio. Modifikuotas stretch pose. Rankos po užpakaliukais. Pakelsime kojytes 15 cm į viršų ir darysim ugninį. Po užpakaliukais pakeliam kojytes 15, ugninis, galva lieka ant nugaro, ant žemės. Stengiamės išlaikyti labai nedaug. Ir įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą, ištempiam pirštus į priekį. Iškvepiam, atsipalaiduojam.
keli gilų įsikvėpimą ir iškvėpimą. Iš šitos pozicijos ištemptais pirštukais į priekį pakeliam kojas 90 laipsnių, įkvepiam, užlaikom įkvėpimą ir neiškvėpsim, kol nepasakysiu. Ir iškvepiam. Nuleidžiam kojas lėtai. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Pailsėkit. Ir sukamės, keliamės per šoniuką. Nebedaug jau mūsų pratimukų liko. Gulsimės ant pilvo. Prieš paskutinis pratimas. Gulsimės ant pilvo. Suimam rankas už nugaros. Aš parodysiu, jūs padarykit pačios, skaičiuosit. Pakylam į viršų ir pakeliam šiek tiek rankas į viršų. Pozicija tokia, įkvepiam, suskaičiuojam iki 30, iškvepiam, nuleidžiam 10 kartų. Pakylam, įkvepiam, užlaikom kvėpavimą, suskaičiuojam iki 30. Jeigu negalit iki 30, skaičiuokit iki tiek, kiek galit. 10 kartų. Kiekvieną kartą nusileidžiam ir vėl iš naujo. Pakylam, įkvepiam. Iki 30 tikrai gali būti sunku. Skaičiuokite iki 15. Svarbu išlaikyti. Ir jau artėjam prie pabaigos.
Kas pabaigė 10 kartų, nuleidžiat rankas prie šonų, delnais į viršų, žandas dešinys ant grindų ir tiesiog pagulėkit kelias akimirkas. Ir paskutinis mūsų pratimas. Lėtai apsisukam ant nugaros. Šitą pratimą kartosime 2 kartus. Dabar truputį pasukit galvas, kad mane matytumėt. Ant nugaros. Iškelsime rankas į viršų. Delnas į delną. Darykime kartu. Aš padiriguosiu. Iškelkit rankas į viršų. Delnas į delną. Įkvėpkim. Užlaikom įkvėpimą. Skaičiuoju iki 30 mintyse. Iki 15 mes. Sugniaužiame kumščius ir šitą visą įkvėpimą mes stipriai lenkiame prie savęs, lyg norėtume akmenį apkabinti. Prie krūtinės. Labai visas kūnas įsitempęs ir jau kai ateina prie širdies, trinktelim į širdį ir taip iškvepiam. Atiduodam visą įtampą. Viskas, ką mes čia tokio bandėm išspausti, stuktelim į širdį ir atiduodam. Dar 2 kartai. Ištiesiam rankas į viršų, delnas į delną. Įkvepiam. Užlaikom įkvėpimą. Sugniaužiam kumščius ir pradedam vėl apkabinti akmenį. Visas kūnas įsitempia. Ir atiduodam tokia kaip patrankos iškvėpimas. Aušra, tu ramiai, tik tai neįtempinėk savo riešų. Paskutinį kartą. Ištiesiam rankas į viršų, delnas į delną, įkvepiam. Sugniaužiam kumščius, visas kūnas įsitempia ir bandom prispausti prie savęs akmenį. Ir per burną iššaunam patranką. Ir dabar atsipalaiduojam. Nuleidžiam rankas į šonus. Kojas kuo plačiau. Šavasana, girdėkite savo širdies dūžius. Atpalaiduokit visą kūną. Jeigu turit šalia
Pasimkit užklotą, bet niekur neikit, nejudėkit iš gulimos pozicijos. Jeigu neturit nieko tokio, negulėsim ilgai. Grandmother, speak to me. I am the earth and the earth is singing. The water flows around this rock. The ancient ways I carry forth, the river carries me. Ir giliai, giliai įkvepiam. Iškvepiam. Po truputį pradedam judinti savo kojų, rankų pirštus. Pasukam čiurnas, riešus į vieną pusę. Sukdamas jauskite ne tik čiurnas ir riešus, bet ir blauzdas ir šitą dalį tarp riešų ir alkūnių. Į vieną, į kitą pusę. Dabar pritraukiame dešinį kelią prie krūtinės, įkvepiam. Ir su iškvėpimu lenkiamės į kairę pusę. Dešinė ranka lieka ant grindų ištiesta, galva taip pat ant grindų. Iškvepiam, katės išsilenkimai. Grįžtam. Ta patį darom su kairė koja. Pritraukiame ją prie krūtinės, įkvepiam. Ir su iškvėpimu dabar jau lenkiamės į dešinę pusę, kairė ranka lieka ant žemės ištiesta. Galva taip pat, iškvepiam. Sugrąžinam abi kojas prie krūtinės, apkabinam jas ir šiek tiek pasisupam į vieną, į kitą pusę. Dabar sudėkime delnus ir pėdas vieną prie kitos ir
Stipriai, stipriai, stipriai patrinkime. Patrinkime, patrinkime, patrinkime. Iki šilumos. Ir dabar sudedam rankas. Šiltas ant akių. Į šitą saugą erdvę galite atsimerkti. Šiek tiek pamasažuoti savo veiduką. Apkabinti kelius ir pasisupti ant nugaros. Pasisupam kelis kartus. Labai geras pratimas iš viso sugrįžti. Iš paskraidimų. Visi nugaros slanksteliai grįžta į vietas. Ir atsisėskime į lengvą pozą. Keli gilūs įkvėpimai ir iškvėpimai. Įkvepiam praną, iškvepiam apaną. Sudėkime rankas į maldos poziciją. Uždarysime mūsų erdvę vienu ilgu sapnamu. Įkvėpkit, iškvėpkit ir įkvėpkim antrai. Rytoj didysis penktadienis, man priminė dabar gražia tokia, gražių skambučių. Tai pakilkim nuo savo kilimėlių su dėkingumu. Su dėkingumu. Ne pasauliui, ne Dievui. Su dėkingumu visai visumai. Ir mes nesam atskirti nuo šios visumos. Mes esam šita visuma. Kiekviena atskirai ir visiškai kartu. Tai šioj visumoje, šioj bendrystėje, šioj šviesioje energijoje, šiam balanse, aš linkiu jums nuostabių, šviesių, gražių, jaukių, tokių apkabinančių ir primenančių pagrindinės mūsų vertybės. Meilę, šeimą, rūpestį vienas kitu. Ne iš naudos, ne iš ką aš tau, o tu man, o iš to, kad mes esam vienis. Ir jeigu vienam gerai, tai ir kitam gerai. Linkiu tikrai nuostabių, šviesių, ateinančių dalykų. Įdėkim save į didžiulį dėkingumą ir šviesos burbulą ir paskleiskim tą dėkingumą ir šviesą per pasaulį. Ačiū labai mano saulės. Tikrai labai gera sugrįžti ir jūsų šiandien visas. Tai tikrai labai dėkoju ir linkiu gražios dienos, gražaus ateinančio savaitgalio. Ir iki kito, nežinau, trečiadienio arba ketvirtadienio. Ačiū. 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 Labai. Dėkui. Iki.